Danai sako, mes rankinio kūrėjai, vokiečiai sako, mes rankinio kūrėjai, čekai lygiai taip pat. Ir dar švedai pretenduoja. Na, vis dėlto sakoma, kad reiškia Danai laikomi pradininkais. Ir va, olimpinių žaidynių metu, 28 metais, Amsterdame buvo įsteigta Tarptautinė rankinio mėgėjų federacija. Mato žodis mėgėjų. Pasaulio čempionatas po 2 metų, 38-aisiais. Vėl Vokietija, Šveicarija. Na, Šveicarija, Vokietija dabar, sakykime, vėlgi vyksta šiuo metu pasaulio čempionatas Katare. Fenomenas vėl koks. Vokietija nepateko į pasaulio čempionatą. Tiesiog nepateko. Islandija lygiai taip pat. Vokietijai suteikė galimybę dalyvauti, atsisakius kitom šalim. Islandai pakėlė triukšmą, na, ir Islandus įtraukė. Ir ką jūs manot, jie pateko į 16 komandų tarpą. O tai būtų visai nepatekę dalyvauti. Tai klausimas kyla, atrankos sistema bloga, ar vykdymo tvarka ne visai tokia, kuri leistų nustatyti tikrai pajėgumą. Taip, čia nuolat yra problema. Ir sakykime, kada nepavyksta rinktiniai patekti, gerai rinktiniai į Europos pasaulio ar olimpinės žaidynės, tai nereikėtų labai ko neveikti. Tai yra pakankamai daug atsitiktinumų. Ir gal ten susitiko prizininkės tarpusavyje, o jos turėjo susitikti atrankoje. Tai dėja taip yra. Toliau. 46 metais, ir dabar kokios to šalės? Ogi, Skandinavija, Prancūzija, Olandija, Lenkija, Šveicarija, Tarptautinė rankinio federacija. Bet vėlgi žiūrėkit, fenomenas. Europos rankinio federacija, kur rankinis yra elitinis, tiek vyrų, tiek moterų, savo federaciją įsteigė tik 1991 metais. Ir kada laimėjo Europos taures, apie kurias aš pasakysiu, 4 kartus lietuvių komandos laimėjo Europos taures, tai vykdė Tarptautinė rankinio federacija. Na, va jų ženklai. Tarptautinės rankinio federacijos ir Europos rankinio federacijos pirminis buvo kitoks, dabar net taip seniai pakeitė. Na tai Vokietijos nuopelnas yra didžiulis. 36 metais, tada žaidė futbolo aikštėj, 11 prieš 11, ir 1972 metais Miuncheno olimpinėse žaidynėse vėl įtraukė rankinį, bet jau šiuolaikinį, modernų, 7 prieš 7. Ir vėlgi fenomenas. Tuo metu dalyvavo 16 rinktinių. Paskui mažinom 12-10, dabar yra po 12 vyrų ir moterų. Na ir po 4 metų Monrealio olimpinėse žaidynėse jau dalyvavo ir moterys. Džiaugtis galime, kad Aldona Česaitytė Nenėnienė, jau Velionė dėja, atstovavo Lietuvai ir laimėjo aukso medalį. Tai būtų tiek apie ištakas rankinio, na, o dabar kas Lietuvai svarbu. Po 2 metų mes minėsim 90-metį rankiniai. 1927 metais Klaipėdoje. Klausimas, kodėl Klaipėdoje? Ogi todėl, kad ten buvo vokiečiai. Ir, reiškia, Vokietijai buvo labai populiarus rankinis, ne veltui, reiškia, 36 metais įtrauktas į olimpinės žaidynės. O Kaune po 4 metų, rugsėjo 27 dieną 31 metų, ir prezidentienė, išmesdama kamuolį, paskelbė rankinio pradžią, moterų rankinio. Bet tikrasis rankinis, žinoma, prasidėjo vėliau, jau po karo. Ir 1954 metais, spalio 3 dieną Vilniuje, kur dabar yra Seimas, ten buvo jaunimo stadionas, ten vyko pirmosios rungtynės. Taigi tų rungtynių organizatorius
mūsų patriarkas, šviesios atminties, Velionis Janis Grimbergas, ir va čia yra jo sūnus, tai susitiko sporto darbuotojai su universitetu. Po metų įsteigta rankinio sekcija, kuri tapo Lietuvos rankinio federacija. Šiemet mes turėsim 60 metų šventę rankinio. Na, aš norėčiau supažindinti, kad prieš 10 metų buvo 50 metų Lietuvos rankinio federacijai ir yra išleistas leidinukas, pakankamai solidžiai, gerai, tiksliai, turiu pasakyti, ilgametis federacijos prezidentas Petras Jočys tai padarė ir aš tada jūsų vadovui Daliui įteiksiu, jeigu kokių būtų klausimų, tai galima va čia, reiškia, pasitikslinti, o iš principo tai mūsų yra idėja, kad mūsų puslapyje visa ta būtų elektroninė versija įdėta ir būtų bet kuriuo momentu galima susipažinti ir pasižiūrėti, kad būtų pasitikslinama, sakykime, kokios čia mūsų per pasiekimai ar. Na ir tada po metų dar pirmasis Lietuvos pirmasis čempionatas, atsiprašau už klaidas, kaip visada, korektūros, copy-paste. Ir, reiškia, studentija. O 62 metais, reiškia, pirmasis ir Lietuvos rankinio komandos, Kauno atleto vyrų ir Žalgirio moteris laimėjo prizinės vietas. Čia ir matyt buvo postumis, kad rankinis labai tapo populiarus ir ypatingai periferijoje ir ypatingai studentų tarpe. Kiti. Taigi, 2 kart olimpinė čempionė Aldona Nečesaitytė Maskvoje dar kartą atstovavo buvusiai Tarybų sąjungai ir ten vėl laimėjo antrąjį aukso medalį. Kita rankininkė, kadangi, kad susitikę galėtumėt pažinti, tai teikiam taip, kaip dabar atrodo. Sigitė Mažeikaitė, tarp kitko, ne, fenomenas. Yra iš Alytaus rajono, įstojo į Kūno kultūros institutą, lengvąją atletiką ietimėti. Ir tapo 2 kartų olimpinė čempionė rankinio. Sigita Mažeikaitė Srečienė yra nuo Pasvalio ir ilgą laiką žaidė Vilniaus Eglės komandai, tai ir tapo pasaulio čempionė, tai reiškia Maskvos olimpinėse žaidynėse atstovavo Lietuvai dvi rankininkės. Na ir Valdemaras Novickis, praėjusio šimtmečio 9-ajam dešimtmetyje buvo laikomas geriausiu pasaulio gynėju. Iš tikrųjų taip, Seulo olimpinėse žaidynėse buvo kapitonas ir tapo olimpinių čempionų, 82 metais kartu su Valucku tapo pasaulio čempionu, o Maskvos olimpinėse žaidynėse tada dėja finale pralaimėjo buvusios demokratinės Vokietijos rinktiniai ir ten laimėjo sidabrą. Klubinės komandos. 67 ir 68 Kauno moterų Žalgirio komanda tuo metu tik buvo vykdoma viena taurė. Čempionų taurė ir finalinės rungtynės vyko vienam mieste, Bratislavoje, buvusiai Čekoslovakijai. Tai ten 2 kartus jos laimėjo Europos taurę. Tai didžiulis pasiekimas. Fausta Bimbėnė ir šviesios atminties Vimba, tai šeima, abu 2 garsūs treneriai, tai jie tada treniravo tą rinktinę. 87 metais granitiečiai laimėjo Europos taurę, čia kaip tik po tos taurės, Kauno Sporto halėj, vėlgi fenomenas 23-23 Madride, 18-18 Kaune. Kadangi svetur buvo įmesta daugiau įvarčių, reiškia, granitiečiai tapo. Ir taurė buvo IGF, International Handball Federation, reiškia, ir vykdė Tarptautinė rankinio federacija, bet tai yra Europos taurė. Na, po metų Eglė laimėjo Europos taurę, granitiečiai dar kartą dalyvavo, bet finale pralaimėjo Rumunijoje Baja Mare. Taigi 4 kartus Lietuvos komandos laimėjo Europos taures. Aušrelė Miklušytė Fridrikas, kilusi iš Druskininkų,
Išvyko, jau paskelbus nepriklausomybę, į Austriją, ten ilgą laiką žaidė, tapo Austrijos pilietė, sėkmingai atstovavo ir tam klubui, ir, Austrijai. Ir pasaulio čempionė, tuo metu buvusios Tarybų Sąjungos rinktinės sudėtyje, ir 1999 metais buvo pripažinta geriausia pasaulio rankininkė. Va tai galim džiaugtis, kad yra dideli Lietuvos sportininkų pasiekimai rankininkų. Raimondas Valuckas kartu su Novickiu tapo pasaulio čempionu, pretendavo olimpinės žaidynės, bet, nepavyko. Dar, pasaulio čempionato prizininkai moteris, Rita Zelskaitė-Isikevičienė, Šarūno mama, Jugoslavijai 73 metais, taip pat kartu su Angelė Lasiskaitė. Nu, taip, tikrai taip. Taip. Tikėtina, kad būtų tikrai. Taip. Mūsų patriarkas, tai yra rankinio atgimimo, mes laikome 54 metus, kadangi 27 buvo pradžia, Janis Grimbergas, tarptautinės rankinio federacijos, teisėjų taisyklių komisijos ilgametis narys ir kaip matot, kiek jis olimpinėse žaidynėse buvo, įvairių pasaulio čempionatų, seminarus vykdė, tai ir rankinį išplėtojo Lietuvoje, būtent ir išplėtotas rankinis buvo būtent jo dėka. Taigi, šios metus mes baigiam tikslinti savo programą iki 20 metų ir kiekvienus metus kam nors skirsime. Tai šie metai yra skirti Janiui Grimbergui. Janio Grimbergui rankinio metai, kaip matėt. Toliau, nepriklausomybės metai. Toks reikšmingiausias, tai gal sakyčiau, merginų pasaulio čempionate. Irgi 99 metais, kada Aušra Miklušytė Fredrik tapo geriausia pasaulio rankininkė, tai mūsų komanda treniruojant Andrėjui Perovui užėmė 2 vietą ir Europos čempionate taip pat prieš metus 2 vieta. O jaunės ten buvo tokia dar neoficiali, klubinių komandų Europos čempionatas, tai daugiausia buvo Panevėžietės, Švedijai užėmė 1 vietą. Vyrai 97 metais pasaulio čempionate Japonijai buvo 10, po metų 98 metais Italijoje buvo 9. Moterys 93 metais pasaulio čempionate buvo 13 ir 96 metais Europos čempionate Danijoje, ten buvo Norvegijoje ir Danijoje 96 metais buvo 12. Po to ne vyrai, ne moteris dėja į finalinius etapus nėra patekę. Bet pagrindinė priežastis išvyko į užsienį atstovauja ir dabar dėja mūsų nuostoliai yra pakankamai dideli. Šiuo metu net 4 rankininkai atstovauja Austrijos rinktinėms. Žiūra ir dabar Katare žaidžia, Kirvelevičius. Ir moterų, praeitą metą mes su Austrija rungtyniavom kovo mėnesį, taip pat 2 rankininkės, Grigaitė ir Magelinskaitė, yra Austrijos nacionalinės rinktinės narės, tapusios Austrijomis. Gaila, ką darysi, tai būtų, sakykime,